Kam skirta meditacija? Aš negaliu medituoti. Taip yra dažniausiai kartojama būsimų medituotojų frazė. Vieni omenyje turi tai, kad yra pernelyg užsiėmę, kiti bandė medituoti, bet niekaip negalėjo atsikratyti į galvą vis lendančių minčių. Abi grupės dažniausiai nuoširdžiai trokšta medituoti. Abi mano, kad tai neįgyvendinamas tikslas. Abi klysta. Nesusipratimai kyla dėl to, kad kultūringai, klaidingai suvokiamas pats žodis meditacija. Koks nors vaikis aiškina, kad norint medituoti būtina išvalyti protą. Norėčiau sutikti su tuo žmogumi ir paaiškinti, kaip iš tiesų tai įgyvendinama. Nors įmanoma pasiekti skirtingus sąmonės lygmenis ir žmonės yra vienintelė rūšis, gebanti tai daryti. Meditacijos tikslas nėra atsikratyti visų minčių. Ginčiausi ir išgirdusi sakant, kad meditacijos tikslas tapti geresniu. Taigi, jei bandėte medituoti ir nusivilti, nes nepavyko atsikratyti visų tų beprotiškų minčių, štai kelios geros naujienos. Protas veikia taip pat nevalingai, kaip plaka širdis. Pakartosiu, protas veikia taip pat nevalingai, kaip plaka širdis.